Komandos penketas taip pat yra jau pasiruošę pradėti rungtynes. Ant parketo ir komandos kapitonas Vanja Marinkovičius ir Žalgiriui daugiausiai problemų pridaręs pirmose rungtynėse Karlikas Džonsas, Aisakas Bonga, Balšako Privica ir Sterlingas Braunas. O čia pirmoji rungtynių ataka. Prieš rungtynės, kai visi laikė tos popieriaus lapus ir Ukrainos ir Lietuvos vėliavas, bet oho, reiti kokia pradžia. Wow! Kauno Žalgiris atidaro rungtynės Biručio dėjimu. Sterlingas Braunas gauna Biručio bloką. Silvenas Francisko. Leidžiasi vėl į baudos aikštelę Laurynas Birutis, vėl siuntinys jam pristatytas Laurynas Birutis. Ir Žalgiriui tiesiog reikia pasirinkti taikinius, kuriuos jie nori atakuoti. Būtent Vanja Marinkovičius yra turbūt numeris 1 šiame sąraše, šiame penkete. Taip, tikrai tų taikinių yra. Čia Smailagičius, jo metimas yra krepšyje. Kaip tik ką minėjau, Smailagičius gauna mažesnį varžovą, žaidžia nugarai krepšį ir Partizanas nenaudoja jokių pražangų. Karlikas Džonsas iš vidaus į išorę siunčiamas kamuolys, dar vienas ektinių pradžioje Partizanas ir dabar skirtumas tarp komandų tik 3 taškai, 8-5. Čia vėl visko susikeitimas, matome, Brazdeikis likęs prieš Koprivicą, dabar jau ir prieš Karliką Džonsą. Atakuoja Džonsą Ignas Zone, Marinkovičius grėsmė iš toli. Braunas atakuoja dabar į Silveną Francisko, pritraukia gynybą ir toliau sutraukiama gynyba ir čia kamuolys jau judėjo drausmingai. Žalgirio prancūzas atakuojant iš distancijos. Antrą tritaškį prameta Silvenas Francisko ir čia jau Karlikas Džonsas mato prie savęs Ulanovo, taiklus jo metimą. Reikia atlikti tokį labai sudėtingą, labai trumpą perdavimą. Sterlingas Braunas, debiutavęs Eurolygoje su Berlyno Alba marškinėliais, toliau juda kamuolys, Vanja Marinkovičius žaidžia iki galo, Žalko komandai. Marinkovičius, perdamas Džonsui, Džonsas meta ir pats. Visiškai laisvas paliktas prie susikeitimo varžovo žaidėjas. Na ir po tos puikios pradžios Partizan pirmą kartą šiose rungtynėse yra priekyje. Butkevičius paliekamas laisvas savo riziką. 30% taiklumas per paskutinės 5 Eurolygos rungtynės. Su tokiu taiklumu retai kada ir laimėsi. Čia dar vienas blokas. Dėdė Dansonas dar kartą, čia geresnis kampas. Dėdė Eurolygos per LRT. O taip, o čia yra labai liūdna. Čia toks liūdnesnis vakarui. Iškart į širdį. Francisko. Iš vidaus į išorę. Ulanovas sustoja po driblingo. Gauna, atrodo, tokį pusblokį, bet Danijos ir JAV pilietybės. Karlikas Džonsas vėl norėjo atšokęs atakuoti. Dabar pamatė, kad ir atakos laikas baigėsi, bet metimas netikslus. Ir vėl antrieji Partizano šansai. Trečią kartą jau dabar susikuria būtent tokią progą svečiai. 2-2 įtraukiamas Bryantas Dansonas, atakuojamas jis ir čia... Bet tai turbūt yra vienintelis geras dalykas, kurį jis šiaip daro krepšinio aikštelėje. Atrodė vienu metu, kad NBA karjeroje jis viską turi daryti. Čia Deividui Sirvidžiui įrašoma pražanga puolime. Labai panašiai vakar rungtynių pabaigoje Veidas Baldvinas irgi buvo nubaustas dvikovoje. Prieš tai turėjo puikią atkarpą, 6 laimėtos rungtynės iš 7, bet na, turbūt prasčiausių metų, kai kitos komandos renka pergalės, dabar jie neatrodo gerai. Toliau juda kamuolys. Lėčiausiai Eurolygoje beje žaidžia Dansono gynybos išbandymas ties perimetru prieš Lundbergą. Lundbergas nepataiko. O Pokuševskis kamuolio puolime nepamuša nei savo, nei komandos draugams. Metas Mičelas. Įsibėgėja. Ieško komandos draugus ir vykdys iš toli 3 taškai, kai tik įsijungdavo maks pajėgumą. Na ir žaidėjas, kuris gali išnervuoti Željko Obradovičių tikrai kiekvienose rungtynėse su savo metimais, neaišku kada, su savo tritaškiais. Kada jų nereikia daryti. Taip, būtent atrodė, kad po Kauno Žalgirio jis taps top 5 vidurio puolėjų Eurolygoje ilgus sezonus į priekį. O Partizanas pasitinka Žalgirį nuo pat galinės linijos. Francisko turi aišku savo argumentų, savo greičiu. Francisko iki galo. Taškai. 24. Kaip Olimpijakos, kur kamuolį reikia judinti. Brazdeikis nori išnaudoti savo pranašumus kūne ir būtent taip kurtis kapitalą rungtynėse. Olimpijakos gretose to padaryti nepavyko. Čia Pokuševskis. Deivisas nebuvo pasiruošęs gynyboje Birutis šitam Deiviso metimui, bet Deivisas ir nepataiko. Su tokiais Deiviso metimais tikrai galime gyventi. O čia Metas Mičelas. Metas Mičelas. Šventė Kaune. Ir kai jis gavo 4 sekundės Barcelonoje, tai atrodė jau visiška kulminacija jo nesėkmingų pasirodymų šiame sezone. Taip, čia Izėja Vongas norėjo pražangos. Labai mažą kontaktą. Išbandymas Izėja Vong. Kauno Žalgiris nuolaidų teikia varžovams. Dar vienas prarastas kamuolys, jau 5 šiandien. Karlikas Džonsas metimų automato. Neužtikrintas perdavimas.
Bet kokiu atveju atakai jau dabar liko vos 9 sekundės. Francisko susikuria erdvė su rezultatyvų perdavimą. Po labai ilgo laiko žaidžia kokybišką atkarpą Eurolygoje. Čia dar vienas išsikeitimas. Sterlingas Braunas likęs prieš Bryantą Dunstoną. Į kairę Sterlingas Braunas. Vėl į priekį gali išsiveršti Belgrado Partizano komanda, kuri po sunkios rungtynių pradžios bando perimti iniciatyvą. Karlikas Jonesas. Dėjimas iš viršaus. O ir išbarstė 16 taškų pranašumą. O aikštėje pasirodė ir Vanija Marinkovičius. Želko Obradovičius žaisti be Karliko Joneso negali, bet prie jo dabar priduria ir Marinkovičių. Bet nereikia ir Jonas. 7 Žalgirio klaida. Ir vėl šansas pusiau greitose atakose. Karlikas Jonesas iškart žaidžia 2 prieš 2 ir gauna išsikeitimą prieš Aleną Smailagičių. Jis yra atakos Smaigalyje. Jis atakuoja Smailagičių. Kaip lengvai Partizanas tikrai dviračio neišradinėja. Turi Karliką Jonesą ir bando išnaudoti jį. Alenas Smailagičius. Reikia taškų Kauno Žalgiriui. Reikia tikslumo, užtikrintumo. Galbūt jo pasiūlys Ignas Brazdeikis. Čia perdavimas serija. 3 geros gynybos, 3 geri puolimai ir tu gali įsivažiuoti į geresnę atkarpą. Kol kas Žalgiris gynyboje turi pradžią, puolime dar nėra žingsnio į priekį. Francisko. Čia lyg ir lyderis Francisko 6 naudingumo balus. Brazdeikis tikrina Brendono Deiviso gynybą. Labai arti buvo Deivisas čia su kamuoliu ir Francisko. Bravo Brazdeikiui, kad atėjo padėti, kovojant dėl atšokusio kamuolio. Birutis turi prie savęs Vaniją Marinkovičių. Kada šį vakar atsidaro diskoteka, irgi reikia pasižiūrėti į tvarkaraštį. Smailagičius, 3 taškai. Partizanas vėl gali išsiveršti į priekį. Eife Liunbergas aikštėje. Pokuševskis gauna erdvės atakuoti iš toli, Žalgiris provokuoja įmetimams. Ir galų gale Iš įmetimą. Reikia apsiginti. Aisakas Bonga pasižiūrėjo į likusį atakos laiką prieš jį Ulanovas, aukštesnis yra Bonga ir ūgiai iš ypač pavojingo metiko iš kampų. Sirvydis, Bongas, platų žingsniai, pagalba, blokas, Dunstonas. Perdavimas. Dunstonas. Perdavimas. Ar vėl bus Dunstonas? Ne, čia jau per daug žodžių ryti. Čia Aizė Vongas. Laiko turėtų likti ir Kauno Žalgiriui. Nakičius. Per lengvai čia Liunbergas, Aleksejus Pokuševskis, Nakičius ir Aisakas Bonga aikštėje varžovų penkite. Ir iškart matome susikeitimus prie pirmos užtvaros. Dovydas Giedraitis bando žaisti prieš Pokuševskį. Oi, kaip aš. Lygų 51-51. Sirvydis. Susikuria savo erdvės metimui, bet kokį sunkų metimą išmeta Deividas Sirvydis. Čia pražanga prieš Aizė Vongą. Bordiniu. Želko tiesiog neterijos bilietą išsitraukia, bet vėlgi reikia pabrėžti, jeigu visom savo žinomom kalbom dabar praktisu bent keli pataikyti metimai šiandien iš toli. Eife Liunbergas. Aktyvi Žalgirio gynyba su Dunstono pagalba. O Žalgiris atrodo sprendimais ir galbūt sulauksi klaidų. Matyt, tokia yra taktika į Želko. Brendonas Deivisas norėjo kamuolį prieš Aizėją Longą, jo negavo. Liunbergas prieš Dunstoną. Atakuoja Bryantą Dunstoną. Yra tokie blokai į žemę Bryantas Dunstonas. Nežinau, ar LRT nereikės uždėti kažkokio tai ženkliuko. Jeigu mus girdi transliacijos režisieriai, galbūt čia galėjo būti dar vienas. Dar kartelį pasižiūrėkim. Prasileido smūgį į ko. Marios. Ir prisiminkime, kaip prasidėjo namų rungtynių sezonas Eurolygoje. 4. kėlinys. Faktas, kad buvo, bet labai jau. Rungtynės jam nesiklosto iki galo gerai. Šokį su kamuoliu. Nesužingsniuoja čia Sisko. 1 prieš 5 bandė įveikti tą spaudimą. Vieną kėlinį Stambule iki sprendimų, kurie priverčia susiimti už galvos. Bet Deivisas. Bonga prieš Francisko. Ar metas atidaryti diskoteką? Taškai šiandien. Dar vienas tragiškas vakaras metant iš toli. Mes jau net nebepamenam, kaip atrodo tritaškis metimas šios dienos rungtynėse.
Bonga mums primena. Suvaikšto čia kamuolys, Belgrado Partizanas dalyjasi kamuolį po visko susikeitimo. Brazdeikis prieš save turi Karliką Jonesą, metas bausti jį. Deivisas galbūt dovanėlę savo būsiai komandai dar kartą suteiks. Ačiū. Dabar jis išvedė savo komandą 1 tašku į priekį. Deiviso gynyba ties perimetru prieš Francisko. Brazdeikis. Francisko. Abu prametė savo 6 tritaškius šiandien. Brazdeikis beveik perėmė kamuolį greitoje atakoje Marijo Nakičius. Tai buvo 5 išvados. Tai tiek apie šias rungtynes ir reikia turbūt žinoti. Butkevičius sustabdo šitą prasiveržimą. Grąžina kamuolį į Giedraičio rankas. Giedraitis su kontaktu nuo lentos. Tarto 14 sekundžių. Alinas Smailagičius priima kamuolį. Galbūt dabar pribrendo metas tritaškių metimui. Čia Smailagičius. 2 minutės, 25 sekundės. Žalgiris gali didinti skirtumą. Taip! Pagaliau! Jo Žalgiris priekyje 4 taškais. Na, kol kas jis yra super svarbus ir dabar Žalgirio gynyba. Ar Žalgiris sugebės pratęsti tą gerą gynybą? Čia Francisko į paveikslėlį. Jį nori atakuoti Karlikas Jonesas ir Željko Obradovičius. O, kaip čia pavojinga gali būti. Smailagičius. Čia nėra nieko. Dideliais statymais dabar žaidžia Andrėja Trinkieri, bet svarbiausia jis mato tai, reikia apsiginti. Karlikas Jonesas, prieš jį Arnas Butkevičius. Arnas Butkevičius, Žalgirio gynybinė Sezone. Ir kaip jau buvo ne kartą pastaraisiais turais, Žalgiris rungtynių 4. kėlinio pabaigoje yra vienos atakos žaidime. Ir vėl nėra taškų. Ir su kamuoliu Kauno Žalgiris. Turbūt laimi, čia labai paprasta matematika. Ir kas bus herojumi? Smailagičius priima kamuolį. Partizanas prasižengti negali. Generolas turi kamuolį. Francisko. Taip! Greitų taškų ir tada bandyti perimti kamuolį. Reikia greitų taškų, taip, aišku. Čia būtų idealus scenarijus svečiams. Žalgiriui reikia apsiginti. Ir čia yra derinys Sterlingui Braunui. Pražanga ir jis yra nerealus. Eurolygos rungtynėse Zakas Bonga. Ir dabar Žalgiris išsimeta kamuolį. Užtvaros Silvenui Francisko stringa ties jomis Kauno Žalgiris. Čia Smailagičius po krepšiu. Ataka trukusi nepilnas 2 sekundės. Ir ataka puikiai nubražyta Andrėja Trinkieri. Karlikas Jonesas iš toli blokas. Karlikui Jonesui viso gero Belgrade. Labanakt. Labanakt Belgrade, būtent taip. Kauno Žalgiris laimi šiandien.